tikrųjų puikus oras, puikiai vieta ir svarbiausia, kad atlaikė automobilis. Mes pajutom, įsidirbom, gerai prakratėm. Dabar mūsų šaunieji mechanikai viską tikrina. Liktai nieks neišlindo, bet aišku, jie porą valandų viską perčiupinės ir tada bus visiškai aišku. Nes svarbiausia daverš visus varžtus, patikrinti, ar kažkas nerosoja ir taip toliau. Nes vienas dalykas surinkti dirbtuvės, o kitas dalykas tokiam karšti, tokiam ore, per tokias kopas, per tramplinus pašokinėt. Mes paplėšėm tą mašiną, gerai pravažiavom. Tai vat pravažiavom kažkur apie 80 km. Aš manau, kad 80 km, bet aršiai. Tai visą pirmą greičio ruožą pravažiavom, nes pirmas greičio ruožas bus ten iki 100 km. 7 dieną. Nu tai va mes tokį greičio ruožą dabar įveikiam sudarę. Ir pakankamai taip smagiai. Tai va įdomu, ką jie ras, bet šiaip kol kas jokių liktai nepriklausoma pagalba tikrai keičia situaciją. Ir net aš sakysiu, man atvirai reikia biškį dar priprasti. Nes jinai tokia visai kitaip kabinasi į viską. Ta prasme, pojūtis kitoks, bet iš principo. Na ir mes šiemet restriktorių turim mažesnį 1 mm, tai mūsų silpnesnis gaunasi variklis. Nuo to automobilio, kurį aš turėjau pernai. Aš baisiai tai nekreipiu dėmesio, bet aišku, jaučiasi biškį, kad pernai buvo smagesnis variklis, nu, daugiau buvo galios. Bet šiaip tai važiuoja puikiai, viskas dirba gerai. Kulatak. Gimimo diena, su gimimo mielas šarai, su gimimo diena. Gimtadienio proga Grafperiks komanda, žinai, gauna kiekvienas, žinai, kažkur tortą, pyragėlio čia.